Ar žinai, koks įvykis iš tikrųjų sukėlė didžiausią šoką ir paniką Rusijos oligarchams bei finansiniam elitui per pastarąjį dešimtmetį? Ne, tai nebuvo pirmosios vakarų pasaulio įvestos politinės ar ekonominės sankcijos, ir tai nebuvo griežtos tarptautinių lyderių kalbos iš aukščiausių tribūnų. Tai buvo momentas, kai mūsų kaimynė Latvija padarė tai, kas daugeliui atrodė visiškai neįmanoma. Jos valstybinių institucijų inicijuotas ir be jokių kompromisų įvykdytas bankinio sektoriaus kapitalinis remontas sunaikino šešėlinės Rusijos milijardierių schemas greičiau, skaudžiau ir efektyviau nei bet kokie tarptautiniai ribojimai. Mes, lietuviai, dažnai esame linkę lyginti save su latviais buitinėme lygmenyje, diskutuoti apie bendrojo vidaus produkto skirtumus, vidutinius atlyginimus, krepšinio pasiekimus ar kelių kokybę. Tačiau šioje sudėtingoje geopolitinėje ir finansinėje kovoje Rygos veiksmai atskleidė tikrai, griežtai slepiamą Rusijos elito požiūrį į mūsų visų Baltijos regioną. Šiandien mes giliai ir analitiškai panagrinėsime atvirą tiesą apie tai, ką iš tikrųjų galvoja Rusijos establishmentas, kai televizijos kameros išsijungia, o absurdiški propagandiniai lozungai apie šprotus ir žlugstančią ekonomiką nutyla. Tai yra išimtinai faktais, konkrečiais skaičiais ir griežta lyginamąją analizę paremtas žvilgsnis į tai, kaip Maskva visiems laikams prarado savo didžiausią Baltijos offshore. Kodėl tai sukėlė neslepiamą įniršį jų gretose ir kodėl šis kaimynų žingsnis yra be galo svarbus ne tik pačiai Latvijai, bet ir mums, Lietuvai, formuojant viso mūsų regiono ekonominį ir nacionalinį saugumą ateinantiems dešimtmečiams. Norint suprasti šio reiškinio mastą, pirmiausia reikia atskirti dvi visiškai skirtingas realybės, kurios egzistuoja Rusijoje. Oficiali Rusijos valstybinė žiniasklaida ištisus dešimtmečius maitino savo eilinius piliečius naratyvu, kad Baltijos šalys, įskaitant Latviją ir Lietuvą, po Sovietų sąjungos griūties tapo vargingomis, išsivaikščiojančiomis, jokios pramonės neturinčiomis ir visiškai nuo Rusijos tranzito bei malonės priklausomomis teritorijomis. Tačiau Rusijos establishmentas, stambieji oligarchai, korumpuoti politikai ir aukščiausio lygio valstybės pareigūnai šiuo pigiu mitu niekada netikėjo nė vienos sekundės. Jų santykis su mūsų kaimyne Latvija visada buvo paremtas itin šaltų, pragmatiškų ir ciniškų išskaičiavimų. Rusijos elitui Latvija ilgus metus tarnavo kaip nepaprastai patogus finansinis hubas, itin saugus uostas jų dažnai neaiškios kilmės kapitalui ir patikimiausi vartai į griežtai reguliuojamas vakarų Europos rinkas. Jie puikiai žinojo ir tebežino realią Latvijos, Lietuvos ir visos Baltijos regiono ekonomikos būklę, nes patys čia tiesiogiai ir per offshorinės kompanijas investavo dešimtis milijardų eurų. Kol eiliniai rusai prie televizijos ekranų klausėsi pasakų apie pramonės nuosmukį Rygoje ar Vilniuje, Rusijos milijonieriai Latvijos bankuose masiškai atidarinėjo sąskaitas, o pajūrio kurortuose, tokiuose kaip Jūrmala, supirkinėjo patį prabangiausią nekilnojamąjį turtą. Šis dvilypis požiūris tobulai iliustruoja tikrąją Rusijos valdžios prigimtį. Propaganda yra skirta masėms ir vidaus vartojimui, o realūs pinigai ir investicijos keliauja ten, kur veikia griežta europietiška teisė, kur yra stabili valiuta ir garantuojamas nuosavybės bei privatumo saugumas. Mes Lietuvoje nuo pat nepriklausomybės atkūrimo pasirinkome kiek kitokį, gerokai konservatyvesnį ir atsargesnį bankininkystės modelį, orientuotą į vietinę rinką ir Skandinavijos bankų kapitalą. Todėl išvengėme tokio masinio rusiško nerezidentų kapitalo antplūdžio, tačiau Latvija ilgą laiką balansavo ant labai plonos ir pavojingos ribos, bandydama tapti rytų Europos Šveicariją, aptarnaujančią rytų kapitalą. Ir Rusijos elitui tokia situacija be galo patiko. Duomenys rodo šokiruojantį vaizdą, kokio masto priklausomybė buvo susiformavusi iki pradedant esminės reformas. Oficiali statistika atskleidžia, kad Rusijos ir kitų nepriklausomų valstybių sandraugos šalių kapitalo apimtis Latvijos komerciniuose bankuose geriausiais laikais viršijo net 30% visų finansų sistemoje laikomų indėlių. Tai buvo ne šiaip savo pinigai, tai buvo milžiniški, sunkiai protų suvokiami finansiniai srautai, dažnai visiškai neaiškios kilmės, kurie kasdien tekėjo per Rygos finansinės institucijas į Londoną, Kiprą, Šveicariją ar kitus vakarų pasaulio finansų centrus. Latvija buvo tapusi pačia patogiausia tranzitinė stotele visoje Europoje. Čia vis dar plačiai kalbama rusiškai, puikiai suprantamas specifinis postsovietinis verslo mentalitetas, veikia tiesioginiai skrydžiai iš Maskvos, tačiau tuo pat metu šalis jau yra pilnateisė ES ir eurozonos narė, o tai reiškia, kad jos bankai turi prieigą prie pasaulinės dolerių ir eurų kliringo sistemos. Tokia kombinacija Rusijos šešėliniai ekonomikai buvo tiesiog ideali.
Tačiau viskas dramatiškai ir negrįžtamai pasikeitė, kai Latvijos institucijos iš dalies spaudžiamos tarptautinių partnerių, ypač Jungtinių Amerikos valstijų finansų institucijų, ir galiausiai pačios suvokdamos egzistencinės nacionalinio saugumo grėsmės, ėmėsi precedento neturinčio bankinio sektoriaus valymo. Šis procesas, Latvijoje oficialiai pavadintas finansų sektoriaus kapitaliniu remontu, tapo tikrų žemės drebėjimu. Po 2018 metų, kai buvo priimti griežčiausi sprendimai ir uždaryti keli stambūs bankai, aptarnavę nerezidentus, užsienio klientų indėlių dalis Latvijos bankuose krito iki istorinio, niekada anksčiau nematyto minimumo. Rusijos elitui tai prilygo šaltam dušui ir sukėlė tikrą šoką. Jie staiga per labai trumpą laiką suvokė, kad žaidimo taisyklės pasikeitė galutinai ir negrįžtamai. Institucijos, kurias jie dešimtmečius manė galintys apeiti, paperkant pareigūnus ar pasinaudojant teisinėmis spragomis, staiga pademonstravo vakarų pasauliui būdingą nelankstumą, principingumą ir griežtumą. Šios finansinės reformos iš esmės paralyžiavo laisvą ir nekontroliuojamą rusiško kapitalo judėjimą per šią šalį. Maskva per vieną naktį prarado savo patikimiausią, geriausiai veikusią Baltijos offshore sistemą ir tai tapo nepaprastai skaudžių, milijardus kainavusių smūgių visai Rusijos šešėliniai ekonomikai. Staiga jiems pasidarė nebeįmanoma lengvai išplauti korupcinių būdų įgytų pinigų, paslėpti lėšų nuo tarptautinių sankcijų radarų ar integruoti nešvaraus kapitalo į legalią Europos ekonomiką. Kartu su bankinio sektoriaus transformacija griuvo ir kitas Rusijos elito kruopščiai puoselėtas ir pamėgtas mitas Latvijos kaip saugaus atsarginio aerodromo idėja. Ilgus metus Rusijos turčiai, politikai ir net regionų gubernatoriai masiškai investavo į nekilnojamąjį turtą Rygoje ir ypač elitinėme Jūrmalos kurorte. Jie aktyviai ir agresyviai naudojosi Latvijos siūloma auksinių vizų programa, kuri leido mainais už palyginti nedidelę investiciją į nekilnojamąjį turtą ar verslą gauti oficialų leidimą gyventi Europos Sąjungoje ir laisvai keliauti po visą Šengeno erdvę. Jiems tai buvo ne tik pigaus statuso Maskvos elito vakarėliuose simbolis, bet kur kas svarbiau realus draudimo polisas tam atvejui, jei politinė ar ekonominė situacija tėvynėje taptų pernelyg pavojinga ir tektų skubiai bėgti. Tačiau geopolitiniai situacijai aštrėjant po Krymo aneksijos ir ypač prasidėjus atvirai agresijai, Latvijai iš esmės sugriežtinus savo įstatymus ir požiūrį į nacionalinį saugumą, šios privilegijos buvo negailestingai panaikintos. Šiandien prabangus nekilnojamasis turtas Latvijoje Rusijos elitui nebėra joks saugus prieglobstis ar atostogų rezidencija. Atvirkščiai, tai tapo itin toksišku, nuostolingu aktyvu, kurį nepaprastai sunku išlaikyti dėl uždarytų banko sąskaitų ir dar sunkiau realizuoti atviroje rinkoje dėl įvestų tarptautinių ir nacionalinių sankcijų bei maksimaliai sugriežtintos finansinės kontrolės. Šis staigus pokytis sukėlė masinį ir sunkiai tramdomą nusivylimą Rusijos turtuolių sluoksniuose. Jie jautėsi apgauti, tarsi būtų legaliai ir brangiai sumokėję už VIP bilietą į saugų vakarų pasaulį, bet priėję prie durų staiga pamatė raudoną signalą ir ginkluotą apsaugą, nurodančią grįžti atgal į rytus. Realybė yra tokia, kad Latvija, lygiai taip pat kaip ir mes Lietuvoje, visiškai aiškiai ir nedviprasmiškai parodė, jog valstybės nacionalinis saugumas, finansinės sistemos skaidrumas ir europietiškos vertybės yra nepalyginamai svarbesnės už bet kokius, kad ir kokio dydžio, abejotinos kilmės rusiškus milijonus. Dar vienas itin gajus mitas, kurio Rusijos elitas metų metus bandė guostis ir manipuliuoti tiek tarptautinėje erdvėje, tiek savo vidinėje politikoje, buvo gilus įsitikinimas, kad Latvija, kaip ir apskritai visos Baltijos šalys, niekada neišgyvens ir ekonomiškai žlugs be rusiškų krovinių tranzito. Maskvoje ištisus dešimtmečius vyravo absoliučiai arogantiška ir imperinė nuostata, kad pakaks vieną dieną tiesiog užsukti tranzito kranelį, nukreipti krovinius į savo uostus Suomijos įlankoje ir Rygos, Ventspilio ar Liepojos uostai neišvengiamai bankrutuos, tūkstančiai žmonių liks be darbo, o šalių ekonomika patirs visišką kolapsą. Jie tikėjo, kad per šią ekonominę priklausomybę jie gali amžinai diktuoti savo politinę valią. Tačiau objektyviai palyginus realius makroekonominius skaičius ir statistiką, mes matome visiškai kitokį, Maskvai labai nepatogų vaizdą. Nors rusiškų ir baltarusiškų krovinių srautai per pastaruosius kelerius metus iš tiesų drastiškai 10% sumažėjo dėl sankcijų ir sąmoningos šalių politikos, Latvijos ekonomika ne tik nesugriuvo, bet priešingai. Ji adaptavosi ir sėkmingai diversifikavo savo eksporto bei logistikos kryptis.
Panašiai kaip ir mes Lietuvoje, kai po įvairių Rusijos embargų ir politinių spaudimų mūsų verslas ir Klaipėdos valstybinis jūrų uostas sėkmingai persiorientavo į naujas, stabilias vakarų rinkas, padidino vietinės gamybos apimtis ir giliai integravosi į globalias Europos logistikos grandines, Latviai padarė tą patį. Rusijos oligarchai anksčiau tiesiogiai ar per statytinius kontroliavę didžiulius krovinių srautus per Baltijos šalis ir krovęs iš to pasakiškus pelnus, šiandien su atviru pykčiu ir bejėgystės jausmu stebi, kaip regiono ekonomika toliau auga, kuria darbo vietas ir pritraukia vakarų investicijas visiškai be jų indėlio ar leidimo. Latvijos bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui toliau stabiliai auga, šalis yra tvirta ir patikima eurozonos narė, infliacija suvaldyta, o jos ekonominė priklausomybė nuo neprognozuojamo rytų kaimyno yra sumažinta iki absoliutaus, kritinės reikšmės neturinčio minimumo. Tai iš pamatų griauna patį fundamentaliausią, dešimtmečiais kurtą imperinį naratyvą, kad kaimyninės, buvusios pavergtos šalys negali klestėti ir išgyventi be nuolatinės Maskvos malonės ir ekonominės bambagyslės. Tačiau yra vienas aspektas, apie kurį Rusijos elite niekada nekalbama atvirai. Nepaisant viešai demonstruojamos paniekos, arogancijos ir nesibaigiančios propagandos išpuolių uždarų durų, privačiuose pokalbiuose Rusijos elitas slepia dar vieną labai stiprų jausmą – slaptą, nenorima pripažinti susižavėjimą ir netgi pavydą dėl Baltijos šalių, įskaitant Latviją ir Lietuvą, sukurtos skaitmeninės infrastruktūros, inovacijų ir valstybės valdymo efektyvumo. Rusijoje, kur valstybinė biurokratija, sisteminė korupcija, kyšininkavimas ir visiškas institucinis neefektyvumas yra tapę pačių valstybės egzistavimo pagrindu, verslo vykdymas primena nuolatinį karą su sistema. Tuo tarpu Latvija ir ypač Lietuva per pastaruosius dešimtmečius padarė sunkiai suvokiamą milžinišką šuolį technologijų, elektroninių paslaugų ir inovacijų srityse. Rusijos technologijų verslininkai, oligarchai, valdantys IT įmonės, kurie anksčiau bandė perkelti savo verslus, startuolius ar kapitalą į Rygą ar Vilnių, savo akimis puikiai matė ir jautė šį dramatišką skirtumą. Jie matė modernę europietišką valstybę, kurioje mokesčių deklaravimas užtrunka vos kelias minutės išmaniuoju telefonu, kurioje veikia vienas greičiausių interneto ryšių pasaulyje, o visa teisinė bazė yra lanksti ir pritaikyta moderniam 21 amžiaus verslui, o ne sovietiniam biurokratiniam aparatui. Šis drastiškas kontrastas tarp to, kaip greitai, skaidriai ir efektyviai funkcionuoja Baltijos valstybių institucijos ir klampios, korumpuotos ir archaiškos Rusijos realybės, kelia jiems gilią frustraciją. Jie suvokia, kad technologinėme, skaitmeninėme ir svarbiausia institucinėme lygmenyje Rusija jau dabar beviltiškai atsilieka ir šis atotrūkis tik didės. Mūsų kaimynė Latvija lygiai taip pat kaip ir Lietuva su savo tarptautiniu mastu pripažintų ir klestinčių finansinių technologijų fintech sektoriumi Vilniuje tapo absoliučiai gyvų, neatremiamų įrodymų, kad palyginti nedidelės, lankščios ir inovatyvios valstybės gali savarankiškai kurti pasaulinio lygio infrastruktūrą ir pritraukti globalų kapitalą be jokių gamtinių išteklių, be naftos, be dujų ir be jokių liguistų imperinių ambicijų užkariauti kaimynus. Būtent todėl šiandieninė Rusijos elito emocija ir bendras nusiteikimas Latvijos atžvilgių yra itin toksiškas psichologinis mišinys, susidedantis iš bejėgiško, destruktyvaus pykčio, prarastų milžiniškų finansinių galimybių apmaudo ir, nors jie to absoliučiai niekada nepripažins viešai per savo kontroliuojamus televizijos kanalus, tam tikros priverstinės pagarbos mūsų kaimynų instituciniam tvirtumui ir stuburui. Didžiausias, labiausiai jiems skaudantis nusivynimas kyla iš vieno paprasto fakto – jie galutinai prarado galimybę nusipirkti politinę įtaką. Dar prieš dešimtmetį rusiški purviniai pinigai Latvijoje galėjo be didesnio vargo atidaryti daugybę durų aukščiausiuose valdžios ešelonuose, daryti tiesioginę ar paslėptą įtaką svarbiems politiniams sprendimams, finansuoti palankes politinės partijas ar net kontroliuoti dalį vietinės žiniasklaidos priemonių, peršant savo prokremliškus naratyvus. Tačiau šiandien šis korupcinis ir manipuliacinis mechanizmas yra visiškai sugriautas ir išmontuotas. Latvijos nacionalinio saugumo tarnybos glaudžiai ir efektyviai bendradarbiaudamos su NATO, ES ir Jungtinių valstijų partneriais sukūrė itin tankų ir efektyvų filtrą, kuris blokuoja ne tik nešvarius pinigus iš rytų, bet ir kartu su jais ateinančią hibridinę grėsmę, agentūrų tinklus ir dezinformacijos kampanijas. Rusijos oligarchams ir Kremliaus strategams dabar nepakeliamai skauda matyti, kad valstybė, kurią jie ilgą laiką su panieka laikė savo artimuoju užsieniu, savo buvusią provinciją ir kurioje jautėsi kaip tikri šeimininkai, galintys viską nupirkti, dabar stovi kaip visiškai neįveikiama teisinė ir institucinė siena.
Tai sukelia jiems gilų, sunkiai slepiamą psichologinį diskomfortą ir agresiją, nes tai iš pagrindų griauna jų iškreiptą pasaulėžiūrą, kurioje viskas, absoliučiai visi ir kiekviena vertybė turi savo konkrečią kainą. Latvija savo drąsiais sprendimais išvalyti bankų sektorių, lygiai kaip ir visa Baltijos erdvė savo integraciją į vakarus, visiems laikams įrodė, kad demokratinės vertybės, europietiška teisės viršenybė ir nacionalinis saugumas nėra parduodami jokiuose turguose ir už jokius milijardus. Natūraliai kyla klausimas, ką ši situacija, šie kaimynų veiksmai ir toks pasikeitęs, agresyvus, bet bejėgis Rusijos elito požiūris reiškia mums čia, Lietuvoje. Pirmiausia ir svarbiausia, tai yra galingas, neatremiamas patvirtinimas, kad mūsų valstybės ir viso regiono dar 90-aisiais pasirinktas tvirtas euroatlantinės integracijos kelias buvo ir yra vienintelis teisingas išlikimo garantas. Mes Lietuvoje labai dažnai mėgstame sveikai konkuruoti su latviais, mes varžomės dėl tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo, mes kovojame dėl logistikos maršrutų ir uostų krovinių apimčių, mes lyginame, kieno ekonominiai rodikliai, startuolių skaičius ar infliacijos lygis yra geresni. Ir taip, žiūrint į sausus faktus, Lietuva šiuo metu iš tiesų demonstruoja kiek spartesnį ir stabilesnį ekonomikos augimą. Mūsų bendrasis vidaus produktas vienam gyventojui yra šiek tiek aukštesnis už Latvijos, o mūsų sostinė Vilnius sugebėjo tapti regioniniu ir net Europos lygio technologijų, vienaragių ir inovacijų centru. Tačiau mes privalome suprasti vieną esminį dalyką – Latvijos sėkmė, drąsa ir ryžtas išvalant savo finansinį sektorių nuo rusiškų pinigų yra tiesioginė ir didžiulė nauda visos Lietuvos nacionaliniam saugumui. Geopolitikoje ir saugumo architektūroje mes esame susisiekiantys indai. Kai mūsų kaimyninėje valstybėje nelieka pilkųjų zonų, kai uždaromos rusiško kapitalo plovyklos ir teisinės landos, visas Baltijos regionas nuo Talino iki pat Vilniaus tampa nepalyginamai atsparesnis išoriniam Rusijos spaudimui. Tai demonstruoja pasauliui ir priešams, kad mes veikiame kaip vienas stiprus, vertybiškai vieningas blokas. Rusijos establishmentas susidūręs su atmetimo reakcija Rygoje dabar labai aiškiai supranta, kad tiek Lietuvoje, tiek Estijoje jie susidurs su lygiai tokiu pat vienodu, principingu, teisiškai pagrįstų ir itin kietų pasipriešinimų bet kokiems jų bandymams daryti neteisėtą įtaką ar plauti savo kruvinus pinigus. Todėl mes galime ir turime didžiuotis, kad mūsų kaimynai Latviai sugebėjo rasti politinės valios priimti šiuos nepaprastai sunkius, iš pradžių netgi ekonomiškai skausmingus, bet strategiškai gyvybiškai būtinus sprendimus. Šis kaimynų apsivalymas tiesiogiai eliminuoja milžiniškas hibridinės grėsmes, kurios per atviras sienas ir finansinės institucijas labai lengvai galėjo persimesti ir į mūsų valstybės teritoriją, keldamos grėsmę mūsų pačių demokratijai. Žvelgiant į ateitį, natūralu savęs klausti, ar šis Rusijos elito požiūris ir susikaupęs pyktis mūsų regiono atžvilgiu kada nors pasikeis į gerąją pusę. Analizuojant dabartinę globalią geopolitinę realybę, tebesitęsiantį brutalų karą Ukrainoje ir vis gilėjančią Rusijos ekonominę, technologinę bei kultūrinę izoliaciją nuo demokratinio pasaulio, atsakymas yra vienareikšmis. Artimiausiais dešimtmečiais jokių teigiamų poslinkių ar nuoširdaus santykių atšilimo tikėtis absoliučiai neverta ir būtų naivu. Priešingai, Rusijos viduje nenumaldomai augant struktūrinėms ekonominėms problemoms, senkant technologiniams ištekliams ir kasdien didėjant vakarų sankcijų griaunamajam poveikiui, jų elito apmaudas, pavydas ir neapykanta dėl sėkmingai funkcionuojančių vakarų pasaulio dalimi tapusių Baltijos valstybių tik dar labiau augs ir aštrės. Jų propagandinė mašina per visus įmanomus kanalus ir toliau agresyviai kurs bei transliuos absurdiškiausius mitus apie tariamą mūsų regiono ekonominį ir socialinį žlugimą, skurdą bei diktatūrą. Tačiau patys to elito atstovai, sėdėdami savo uždarose ir vis labiau izoliuotose kabinetuose Maskvoje, toliau tyliai, su slaptu pavydu nagrinės Latvijos, Lietuvos ir Estijos spartaus ekonominio augimo grafikus, stebės mūsų atlyginimo augimą ir puikiai supras tikrąją, jiems labai nemalonę situaciją. Jiems tiesiog teks nuryti šią karčią piliulę ir galutinai susitaikyti su nepajudinamu faktu, kad Baltijos šalys ištrūko iš jų orbitos ir galutinai negrįžtamai integravosi į stipriausias pasaulio struktūras – Europos Sąjungą ir NATO. Mūsų regionas jau seniai nebėra kažkokia pilka, pereinamoji geopolitinė zona ar buvusi sovietinės imperijos paklaida, kurioje galima nebaudžiamai tvarkyti savo reikalus. Mes esame stiprios, savarankiškos, ekonomiškai tvarios ir nuolat pažengusios valstybės, kurios šiandien pačios iš stipriosios pozicijos diktuoja bendradarbiavimo sąlygas, aktyviai formuoja visos Europos rytų politiką, o ne nuolankiai laukia nurodymų, malonių ar leidimų iš rytų sostinės.
Apibendrinant šią gilę ir daugiasluoksnę analizę, galima visiškai tvirtai ir drąsiai konstatuoti, kad kaimyninės Latvijos pavyzdys, be jokių kompromisų griaunant giliai įsišaknijusias Rusijos šešėlinės finansinės schemas, yra viena iš pačių didžiausių, nors galbūt plačiojoje visuomenėje ir kiek nepastebėtų, mūsų viso regiono strateginių pergalių per pastarąjį dešimtmetį. Pats faktas ir realūs duomenys, kad Latvija sugebėjo operatyviai ir efektyviai atsikratyti didžiulio kiekio toksiško, nešvaraus rusiško kapitalo, nesukeldama visos savo nacionalinės ekonomikos ir bankinio sektoriaus kolapso, geriausiai įrodo mūsų Baltijos šalių institucijų brandą, atsparumą ir profesionalumą. Tai buvo milžiniškas geopolitinis ir ekonominis testas, kurį mūsų kaimynai sėkmingai išlaikė, taip galutinai atimdami iš korumpuoto Rusijos elito vieną iš galingiausių ir pavojingiausių politinio bei ekonominio spaudimo įrankių. Griežta realybė yra tokia, kad šiandien Rusijos oligarchai ir milijardieriai, net ir tie, kurie anksčiau čia jautėsi nebaudžiami, yra priversti pripažinti skaudžią tiesą. Jie nebegali nei papirkinėti mūsų politikų, nei manipuliuoti vietiniu skaidriu verslu, nei tuo labiau naudotis mūsų regionu kaip milžinišką juodąją finansinę skalbyklą savo nusikaltimams slėpti. Mes Lietuvoje, atidžiai stebėdami ir analizuodami šiuos sėkmingus procesus Rygos pusėje, privalome ir toliau išlaikyti maksimalų budrumą, neskleisti rankų ir nuolat stiprinti savo pačių ekonominį, informacinį bei, be abejo, nacionalinį karinį saugumą, remdamiesi vienybę su kaimynais. Objektyvus palyginimas tarp to, ką Rusijos elitas turėjo, kontroliavo ir galėjo daryti Baltijos šalyse dar visai neseniai, ir to, su kokia nepramušama, tvirta europietiškos teisės ir vertybių siena jie susiduria dabar, yra pats akivaizdžiausias. Skaičiais ir faktais pamatuojamas įrodymas, kad mes kaip regionas judame absoliučiai teisinga, pergalinga kryptimi. Būtų labai įdomu ir naudinga sužinoti, ką būtent jūs manote apie šiuos sudėtingus geopolitinius ir finansinius pokyčius, kaip jūs asmeniškai vertinate visos mūsų Baltijos erdvės atsparumą prieš rytų kaimyno manipulacijas. Pasidalinkite savo mintimis, įžvalgomis ir argumentais komentaruose, nes būtent tokios atviros analitinės diskusijos padeda mums, kaip moderniai visuomeniai, dar geriau suvokti mūsų stiprybės ir mūsų tikrąją vietą šiame itin sudėtingame, greitai besikeičiančiame globaliame geopolitinėme žemėlapyje.